Lėtinio periodontito arba dar kitaip vadinamos parodontozės gydymas susideda iš kelių gydymo etapų. Pirmasis gydymo etapas tai yra nechirurginis periodontologinis gydymas, kurio metu yra atliekamas išsamus dantenų ištyrimas, nuvalomi podanteniniai akmenys, nupoliruojamos šaknys ir laukime apie 6-8 savaitės, kol dantena gyja. Po 6-8 savaičių atliekamas pakartotinis dantenų ištyrimas ir esant nesugijusioms dantenų kišenėms atliekamas chirurginis gydymas, kuris gali būti arba korekcinis, kuomet yra koreguojamas dantenų kraštas, arba atstatomasis, kai yra atstatomi netekti periodonto audiniai. Na ir paskutinis gydymo etapas tai yra palaikomasis periodontologinis gydymas, kas iš esmės yra reguliarios profesionalios burnos higienos individualiai nustatytų režimu ir pačioje pradžioje už šį gydymo etapą yra atsakingas gydytojas periodontologas, o vėliau šis gydymas yra perduodamas į burnos higienisto rankas.